Gyvenimas nuo mirties iki gimimo. Čia pateikiama ištrauka iš žymaus 20-ojo amžiaus dailininko, rašytojo, keliautojo Nikolajaus Rericho knygos 7 didžiosios kosmoso paslaptys, parašytos 1931 metais. Jis buvo ne tik didis menininkas ir mąstytojas, bet ir mistikas, apdovanotas gebėjimu kontaktuoti su aukštesnių būties lygmenų būtybėmis. Paties Rericho teigimu, visos jo kūrybos, taip pat ir šios knygos bendraautorė reikia laikyti jo žmoną Eleną Rerich, kuri buvo antroposofijos pradininkės Elenos Blavackajos mokinė ir taip pat turėjo stiprų bendravimo su aukštesnėmis sferomis talentą. Beje, Rericho šeima apie pusę gyvenimo praleido Indijoje, todėl jų meninė ir religinė filosofinė kūryba laikoma ir Rusijos, ir Indijos kultūros dalimi. Viename iš knygos skyrių sakoma, kad egzistuoja daugybė pasakojimų apie žmogaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties, bet maža pasakojimų apie gyvenimą nuo mirties iki gyvenimo. Kaip tik toks pasakojimas čia ir pateikiamas. Galima būtų sakyti, kad tai rytų tikėjimais grįsta legenda apie sielos gyvenimą po mirties. Bet tai, ką Rerichas pasakoja 1931 metais, keistų būdų gana dažnai sutampa su tuo, ką pasakoja apie savo potyrius klinikinę mirtį patyrę ir į gyvenimą grįžę žmonės. Didžia dalimi sutampa ir su tuo, ką per regresinę hipnozę mato užhipnotizuotieji. Daug bendro ir su tuo, ką perduoda kontaktuotojai su dvasinėmis būtybėmis iš aukštesnių lygmenų. Taigi, skaitome Rericho pasakojimą apie žmogaus gyvenimą nuo mirties iki gimimo. Kad pasakojimą būtų patogu išklausyti per vieną prisėdimą, jį padalinome į 2 dalis. Štai pirmoji dalis. Išeinu iš materialaus pasaulio. Yra daug pasakojimų apie žmonių gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Bet yra ir vienas pasakojimas apie gyvenimą nuo mirties iki gimimo. Tai papasakoja pats keliautojas per kosminius pasaulius. Paklausykime istorijos apie išvirkščią pasaulio pusę. Apie anapusybę arba apie subtilųjį pasaulį. Išklausę, suprasime, kas iš tikrųjų yra gyvenimas ir kas iš tikrųjų yra žmogus. Taigi, aš visiems laikams palikau savo fizinį kūną. Tiesa, aš ir anksčiau išeidavau iš jo kelioms valandoms, bet visada grįždavau į jį. Tos kelios valandos vadinasi miegu ir sapnais. Tačiau šiuokart aš atmečiau kūną visiems laikams, kaip kad fizinėme gyvenime numetame sunešiotą rūbą ir daugiau niekada jo neapsivilkame. Nes atėjo laikas palikti materialų į pasaulį ir tas laikas nustatytas karmos valdovų mano gimimo momentu. Gyvenimo trukmė materialiajame pasaulyje nustatyta kiekvienam žmogui. Kūnas, kurį aš dabar palikau, buvo suteiktas man patirti gyvenimą šiame materialiajame pasaulyje. Jis buvo tik instrumentas, kurio dėka galėjau veikti materialiame pasaulyje ir nedaugiau. Atmetęs kūną, aš netekau galimybės gyventi šiame pasaulyje ir jis liovėsi egzistavęs man. Tiesa, aš kol kas ne visai pasitraukiau iš materialaus pasaulio. Aš atmečiau tik tankiąją fizinio kūno dalį, kietasias, skystasias, dujinės daleles. Tai, ką paskui pavadino lavonu. Aš išsinešiau su savimi visą gyvybę, šilumą, elektros krūvį ir kitas energijas. Tai, ką rytuose vadina eteriniu kūnu. Dabar mano išorinis apvalkalas yra tik šis eterinis kūnas. Todėl tapau nematomas šio tankaus pasaulio gyventojams. Labai panorėjęs, aš galėčiau įgyti vaiduoklio regimybę ir pasirodyti savo artimiesiems ūko ar debesėlio pavidalų. Bet aš to nepadariau, juk išvydę mane tokį, jie galėtų išsigąsti
Be to, išėjimo iš tankiojo pasaulio momentu aš buvau labai užsiėmęs. Aš per naują išgyvenau savo gyvenimą. Per kelias sekundės prieš mane praplaukė viso gyvenimo panorama. Iš visų užmirštų užkabarių ir kampų į mane plaukė vienas paveikslas po kito, vienas įvykis vijo kitą. Mano mirties valanda išryškėjo svarbiausioji viso gyvenimo prasmė. Paaiškėjo vyraujanti mintis. Pamačiau save tokį, koks esu iš tikrųjų. Kokia iškilminga ta akimirka, kai tu tiesiog vienu žvilgsniu aprėpi visą savo gyvenimą. Kaip gerai, kad visi, susirinkę aplink pašarvotą kūną, buvo tylūs ir pagarbus. Jie suvokė, atsidūrė mirties akivaizdoje, todėl iškilmingai tylėjo. Niekas neatitraukė manęs nuo praėjusio gyvenimo vaizdų stebėjimo. Niekas netrykdė ramios minčių tėkmės. Tie, kas savo apgailėjimais ir skausmais įsiveržė į šią tylą, be galo reikalinga išeinančiajam, elgėsi šiurkščiai ir egoistiškai. Garsus verksmas ir triukšmingi skundai gali sutrikdyti mirštantįjį ir išblaškyti sutelktą dėmesį. Neleistina šaukti išeinantįjį grįžti į žemiškasias sferas, kai dvasia jau atsiplėšė nuo jų. Praėjus maždaug 36 valandoms po mirties, aš palikau ir savo eterinį kūną, kuris dar kurį laiką sklandė virš materialaus kūno kapo. Kai kurie jautrūs žmonės kartais gali regėti kapinėse sklandantį eterinį kūną vaiduoklio pavidalu. Per kelias savaitės eterinis kūnas ištirpsta ir išsisklaido ore. Gyvenu subtiliajame pasaulyje. Nusimetęs fizinius kūnus, materialų ir eterinį, aš atsidūriau subtiliajame pasaulyje, kuris dabar tapo man regimas ir realus. Aš pats likau toks pat, koks ir buvau, tik dabar mano išorinių kūnų tapo subtilusis kūnas. Nuo šiol jame tilpo ir juo reiškėsi mano norai, jausmai, emocijos. Gavęs šį kūną ir jutimo organus, subtilų įregėjimą, klausą ir kitus organus, aš iškart įgijau gebėjimą dalyvauti subtiliojo pasaulio gyventojų gyvenime. Šį kūną aš turėjau ir anksčiau, materialiame, kietajame pasaulyje, tik ten jis buvo nematomas, jį dengia šiurkštaus fizinio kūno apvalkalas. Šio subtiliojo kūno dėka aš galėjau reikšti savo norus, jausmus. Tokia galimybė lieka ir subtiliajame pasaulyje. Tik žemiškajame gyvenime aš galėjau nuslėpti savo norus, jausmus, mintis, o dabar jie tapo regimi taip pat kaip ir materialiajame pasaulyje buvo regimas mano fizinis kūnas. Subtilusis pasaulis yra ne tiek kokia nors ypatinga vieta, kiek būsena, į kurią nugrimzdau atsiskyręs nuo fizinio kūno. Subtiliajame pasaulyje visi pojūčiai priklauso nuo sąmonės būsenos ir išsivystymo laipsnio. Todėl ten kiekvienas randa savo pragarą, savo skaistyklą, savo rojų. Subtiliajame pasaulyje yra 7 planai arba sferos, atitinkančios jo gyventojų siekius ir atitinkamai skirtingus intelektualinio ir dvasinio išsivystymo lygius. Subtiliojo pasaulio planai nesutampa su žemiškojo pasaulio socialinėmis ir intelektualinėmis gradacijomis. Materialiame pasaulyje žmogus gali apsimesti, gali apgaudinėti ir taip užmaskuoti savo tikrąją esmę ir užimti tokią visuomeninę padėtį, kokios objektyviai nėra vertas. O subtiliajame pasaulyje tokie dalykai visiškai neįmanomi. Ten kiekvienas patenka į tokią sferą, kokios nusipelnė dvasinio tobulėjimo kelyje. Subtiliajame pasaulyje išties neįmanoma būti veidmainiu, neįmanoma purvinų minčių pridengti tariamų dorybingumu.
Net ir žemiškajame gyvenime priklausomybė nuo vienokios ar kitokios aistros atsispindi žmogaus išvaizdoje. Ir tarkim, ištvirkelio ar girtuoklio veidas ilgainiui tampa labai nepatrauklus. Subtiliajame pasaulyje vidinis, dvasinis turinys neišvengiamai ir tuoj pat atsispindi ir išvaizdoje. Koks žmogus yra iš tikrųjų, tokia ir jo išvaizda. Jei dvasias kilni, jo subtilusis kūnas spinduliuoja grožiu, o jei prigimtis nešvari, tai ir išvaizda atstuminti. Subtiliajame pasaulyje kiekvienas noras, kiekviena mintis iškart keičia žmogaus išvaizdą. Pavyzdžiui, žvėriškas apetitas suteikia subtiliajam kūnui žvėriškų bruožų. Žemos aistros net pažįstamai sudarko veidą. Ir kas įdomiausia, pats žmogus niekada nepastebi, kaip jo išvaizda keičiasi priklausomai nuo dvasinės kaitos. Žinant apie išvaizdos priklausomybę nuo dvasinio išsivystymo laipsnio, ar nevertėtų iš anksto dar žemiškajame gyvenime pasirūpinti savo būsimą išvaizdą? Ar nevertėtų dar materialiajame pasaulyje pasimokyti galvoti taip, kad tų minčių nereikėtų gėdytis subtiliajame pasaulyje? Juk jei žmogus tvirtai įsitikinęs, kad jo mintis ir ketinimai švarūs, kilnus, tai jam nėra ko nuogąstauti. Jam neteks gėdytis dėl savo išvaizdos. Subtiliajame pasaulyje egzistuoja ir žemiškųjų nusikaltėlių ir nusidėjėlių atitikmenys. Jie patenka į žemiausias subtiliojo pasaulio sferas ir jų gyvenimas ten išties kankinantis. Pikti, atkarūs, gyvenę vien tik kūniškais malonumais, dabar jie labai kenčia dėl to, kad negali numalšinti savo pykčio ar kūniško aistrų, nes neturi tų norų ir aistrų tenkinimo instrumento, fizinio kūno. Jie tiesioginė prasme dega nerealizuojamų aistrų ugnyje. Subtiliojo pasaulio sferos skiriasi viena nuo kitos pagal tankumą. Šie subtiliojo pasaulio materijos skirtumai lemia tai, kad vienoje sferoje esančios būtybės yra atskirtos nuo kitų sferų būtybių. Viena su kita gali bendrauti tik tos pačios sferos gyventojai. Dar viena nuostabi subtiliojo pasaulio ypatybė, bet kurios sferos gyventojas gali lankyti visas žemiau jo esančias sferas, o į aukštesnės sferas jis gali patekti tik pasiekęs atitinkamą dvasinio išsivystymo laipsnį. Subtiliojo pasaulio gyventojai yra šviesos šaltiniai. Iš jų sklindanti šviesa apšviečia ir juos supančią erdvę. Bet šviesos skleidimo galia priklauso nuo kiekvienos būtybės dvasinio tobulumo lygio. Tad sąlygiškai ir subtiliojo pasaulio gyventojus galima skirstyti į šviesius ir tamsius. Šviesus tas, kuris skleidžia ryškę šviesą, o tamsus šviesos skleidžia labai mažai. Žemuosiuose subtiliojo pasaulio sluoksniuose tvyro prieblanda, nes tų sluoksnių gyventojai skleidžia silpną šviesą. Jie nemoka galvoti apie šviesą. Kuo aukštesnė sąmonė ir mintis, tuo ryškesnė šviesa. Tiems subtiliojo pasaulio atstovams, kurie trokšta daugiau šviesos, jos niekada nepritrūksta. Tiesiog užtenka pagalvoti apie ją. Šviesi mintis generuoja natūralią, iš tavęs sklindančią šviesą. Subtiliajame pasaulyje balso nereikia, jį atstoja greita mintis. Čia suvokiami ne žodžiai, o mintis, bendraujama mintimis, todėl nereikia mokėti skirtingų kalbų. Kokia nuostabi galimybė galvoti savo gimtąją kalbą ir būti suprastam gyvenusiems skirtingose šalyse. Subtiliajame pasaulyje didelį pasitenkinimą teikia galimybė iš subtiliosios materijos mintimis kurti viską, ką tik sugalvojai, ko tik užsigeidei. Kuo turtingesnė žmogaus vaizduotė, tuo įvairesnė jo kūryba. Ir kuo žmogus kultūringesnis, tuo nuostabesnė kūryba. Todėl visi svajotojai, poetai, dailininkai čia turi neribotas galimybės pritaikyti savo gabumus ir sumanymus.
Išsivadavęs iš fizinio kūno, aš pasijutau išsivadavęs ir iš daugybės mane varžysių apribojimų. Subtiliajame pasaulyje nereikia gaminti valgio, nereikia rūpintis būtu, nereikia drabužių, taip pat nereikia poilsio. Todėl čia turėjau daug laisvo laiko, kurį išnaudojau, plėsdamas sąmonę, susipažindamas su dangaus pasauliais, tyrinėdamas gamtos dėsnius. Subtiliojo pasaulio gyventojų galimybės, lyginant su žemiškųjų pasauliu, tiesiog stebėtinos. Čia aš galėjau patekti iš vienos vietos į kitą tokiu greičiu, kuris neįsivaizduojama žemėje. Tai, kas žemės gyventojui atrodo griniausia fantazija, pasaka ar stebuklas, čia yra griniausia tikrovė, pati tikriausia realybė. Visos pasakos, kuriuose kalbama apie nematomą kepurę, skraidantį kilimą, gerasias ir piktasias fėjas ir kitus stebuklus. Visa tai sukurta žmonių, prisimenančių subtiliojo pasaulio reiškinius ir dėsnius. Subtilusis pasaulis yra ne tik mūsų būsena, bet ir ištisas pasaulis su įvairiausiamis galimybėmis ir netikėtomis kliūtimis. Tik šio pasaulio dėsniai ir sąlygos visai kiti negu žemėje. Pavyzdžiui, erdvė ir laikas ten suvokiami visai kitaip. Ten tūkstančiai žemės metų gali pasirodyti kaip viena akimirka, o akimirka kaip ištisa amžinybė. Bet juk ir žemėje būna, kad žmogus kūrybos transe ar paskendęs laimėje net nepastebi, kaip prabėga metai. Ir priešingai, kokia nors ypač baisi minutė gali ištįsti iki begalybės. O ir sapnai neretai įtikina, kad sudėtingiausi dalykai, ilgiausi ir sudėtingiausi pokalbiai gali vykti belaikėje erdvėje. Subtiliojo pasaulio gyventojai gali per kelias sekundės nuskristi tūkstančius mylių. Ten nėra tokių dalykų kaip arti ar toli. Ten visi reiškiniai ir daiktai yra regiami, nesvarbu, kiek jie nutolę nuo stebėtojų. Taip pat ten kiekviena būtybė ir kiekvienas daiktas yra permatomas, matomas tuo pat metu iš visų pusių. Taip pat matoma ir vidinė struktūra. Išoriškai subtilusis pasaulis taip pat labai skiriasi nuo žemiškojo. Švytinti materija neturi nieko bendro su žemės materija. Kas matė subtiliojo pasaulio spalvas ir girdėjo jo garsus, tas supranta, kad tokį pasaulį tiksliausiai įvardija aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai – subtiliausias, ploniausias. Ir štai baigėsi mano laikas subtiliajame pasaulyje. Atėjo laikas man mirti ir čia. Tai reiškia nusimesti sudėvėtą subtilų į kūną ir pačiam pereiti į kitą, aukštesnį pasaulį. Numestas subtilusis kūnas po kurio laiko tapo subtiliuoju lavonu ir atidavė subtiliąją materiją į bendrą subtiliojo pasaulio materijos rezervuarą.